Prieš tai video sulietavau laidus, pastebėjot laidą, kad raudonas yra prie minuso, juodas yra prie pliuso. Tai dabar ištaisysim šią klaidą, perlituosiu ir parodysiu, kaip patikrinsiu, ar teisingai sulituota balansavimo jungties laidai. Va, lituoklį pasiruošiu, va tai va, jau karšta, tai patrauksiu. Patikrinam, ar karštas. Ai, karštas, va jau karštas lituoklis. Įšyla gerai. Kuo lituoklis šyla, va tokį daiktą turiu, tai yra multimetras arba testeris. Va šito galima srovę matuoti. Tai va, pasižiūrim, va. Įtampą rodo. Dabar pasižiūrėsim, kol šyla lituoklis. Tarp gretimų turi būti nedidesnė kaip baterijos įtampa. Pala. Kad matyt. Keturi 10, gerai, pakrauta celė. Einam toliau. Va, 4. Va. Rodo tarp gretimų kontaktų. Pažiūrim 4.1. Va, 4.1. Ir tarp gretimų reikia pereiti per visus va, gretimus kontaktus nuo minuso ar pliuso. Ir turi būti nedidesnė kaip celės įtampa. Va, pasitikrinom. Tikrinau ir nepamiršti išjungti, nes įsikrauna. Dabar, čia pliusas buvo. Apa. Apa, galima liuva perlituoti. O taip svarbu yra pasitikrinti, ar gerai sulitavot viską. Kodėl tai svarbu, ypač balansinės. Jeigu pliusą su minusu sumaišot, gal geriausiu atveju jūsų prietaisai neveikti. Blogiausiu tiesiog sudeginsit juos.
Va ir viskas.